2024 metų ruduo buvo bronzinėmis raidėmis įrašytas į Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto metraštį. Pasaulio kurčiųjų buriavimo čempionate Laura Judvitytė pirmą kartą iškovojo bronzos medalį. Kalbiname Laurą Judvitytę apie jos buriuotojos karjerą. Laura, ar iš karto pasirinkai buriuotojos kelią, ar buvo kitos sporto šakos iki tol? Aš sportavau nuo mažens esu išbandžiusi įvairias sporto šakas, krepšinį, lengvą atletiką, badmintoną, stalo tenisą. Sąrašas būtų labai ilgas. Ten nieko nepavyko pasiekti? Esu pasiekusi, taip, medalių namuose gal turiu apie 40 ir turiu 5 taures. Kokių sporto šakų? Tai būdavo iš kurčiųjų čempionatų, įvairių sporto šakų. Aš nedalyvaudavau girdinčių varžybose. O kodėl buriavimas dabar? Aš nusprendžiau pabandyti tokį kaip pomėgį atrasti. Ir kai pradėjau lankyti, man tiesiog labai patiko ir aš paskui nutariau, kad reikia toliau gilintis ir išmokti daugiau. Kada čia buvo pradžia? 2016 metų buvo pradžia. Jau galiu patikrinti, kad turiu 8 metų buriavimo patirtį. Girdėjau, kad liktai Lenkijoje, prasidėjo buriavimas. Taip, prasidėjo Lenkijoje. Pradžia buvo Lenkijoje, taip. Ir grįžus į Lietuvą nusprendė pasėti buriavimo sėklą Lietuvoje tarp kurčiųjų. Taip, visiškai teisingai. Norėjau, kad padėtų mūsų Lietuvos kurčiųjų buriuotojų bendruomenė, taip pat, kad būtų ne tik vyrai, bet ir moteris. Ir kad nemažėtų, o tik didėtų šis skaičius. Ar džiaugiesi jau pirmais pasiekimais? Taip, žinoma, labai džiaugiuosi, be proto. Aš turiu medalį ir tai yra pirmasis kaip buriuotojas medalis. Pasaulio čempionate teko rungtyniauti 3 jachtų klasėmis. Taip. Tai buvo Hansa 303, Puskas ir Mariner 19. Tai ten buvo, aš kaip Hansoj buvau viena, Mariner buvom 4, o Puske 3. Ir kur labiau patinka buriuoti, ar vienai, ar su komanda? Tik man patinka, aišku, Hansa patiko ir Mariner. Tai tiek viena, tiek su komanda. Pusko irgi laivai patiko, bet man labiau patiko Hansa ir Mariner. O gal buvo tokių momentų buriavime, kai jau nebesinorėjo buriuoti? Traumos gal kokios, gal buvo nemalonumai kokie? Buvo tokių situacijų, norėjau mesti ir ypač kai buvau labai susinervinusi dideliam strese ir nemokėjau susitvarkyti. Bet kitą dieną tiesiog susitvarkiau, grįžau į save ir tęsiau. Tai buvo varžybų metu, kai nenorėjau tiesiog viską mesti. Čia buvo kokios varžybos? Tai buvo Lenkijoje. Tai buvo Lenkijos čempionatas. Tai būtent Lenkijos buriuotojų čempionatas, bet mes dalyvavome ten ir svečiai. O šitą kokiom sąlygom labiausia patinka buriuoti? Ar kai būna ramus vėjas, ar kai būna stiprus vėjas, ar audra, ar štilis? Jeigu silpnas vėjas, reikia tiesiog ieškoti atsakymų, kaip plaukti geriau, kad galėtum plaukti. Turi kuo mažiau judėti laive ir turi tą techniką atrasti. Tai yra stiprus vėjas.
Tada reikia labai daug dirbti, daug judėti, kuo daugiau ir mes turim kaip komanda labai susidirbti. Tai sakyčiau, kad stiprus vėjas labai dažnai pasufleruoja tos atsakymus kaip plaukti. Bet tada reikia greitai reaguoti. Viską. Jeigu pavėluosi, taip, negali pavėluoti. Tai netgi ne sekundės, bet milisekundės dalimi negali vėluoti. Jeigu suklysi, pavėluosi, rezultatas apsiverksi. Gal yra kur mėgstami kokie vandens telkiniai, kur patinka labiau buriuoti? Sakyčiau, jūroje. Ir ežere taip pat gerai, bet geriausia būtų jūroje. Kodėl? Todėl, kad ežere labai keičiasi dažnai vėjo kryptis. Tai iš tos pusės labai keičiasi. O jūroje dažniausiai būna pastovi kryptis. Ir jinai, sakykime, jeigu keičiasi kryptis, vis tiek ta pastovi kryptis būna ilgiau. Kuršo mariose Nidai tai vėjas buvo labai permainingas, kaip girdėjau. O kaip pačiai atrodė? Taip. Ten, kur, sakykime, jeigu mes šalia kopos buriuodom, ten labai keitdavosi vėjo kryptis, tai buvo sudėtingiau. Dabar pertrauka kažkokia, taip? Taip, pertrauka kaip ir buriavime, taip, bet mes buriuotojai toliau turime sportuoti, mankštinti, lankyti plukimo, fizinio stiprinimo treniruotę, taip pat reikia nepamiršti teorijos. Turime domėtis naujovėmis, technologijomis, taip pat mes komandą irgi turime palaikyti ryšį, bendrauti. Neturime tiesiog viską užmiršti, baigęs čempionatas ir viską pamiršti, taip neturi būti. O paskutinis klausimas, kokie ateities planai? Ateities planai labai norėčiau, kad būtų naujas treneris. Norėčiau, kad labiau susidirbtume kaip komanda. Norėčiau, kad turėtume sąlygą treniruotis. O apie varžybas kalbant? Po 2 metų pasaulio buriavimo čempionate nežinome dar, kur jisai bus, bet norėtume jame dalyvauti. Taip pat 2029 metais tikime dalyvauti Kurčiojo olimpiadoje. Ačiū. Sėkmės.